Sveiki. Šiame mokomajame filmuke mes jums parodysime, kaip mus prijungti prie Sodros sistemos. Jeigu jūs tai padarytumėt, tas labai palengvintų mūsų gyvenimą, nes mes galėtume teikti visas ataskaitas elektroniniu formatu. Tam, kad sėkmingai tai padaryti, reikėtų susirasti mūsų elektroninio pašto pranešimą, kuriame nurodyta, kokį žmogų reikėtų prijungti prie šitos sistemos. Tai yra to žmogaus asmens kodą ir vardą ir pavardę, tiksliai, taip kaip parašyta. Dar reikėtų jums susirasti savo elektroninės bankininkystės sistemos generatorių arba kodų kortelę ir taip pat reikėtų žinoti prisijungimo vardą. Žinodami šiuos dalykus, mes galime jungtis prie Sodros ir sėkmingai prijungti žmogų. Tai tuomet, tarkime, mes visą tai turime, tuomet mes einame į Sodrą, sodra.lt, spaudžiame Enter ir patenkame į pagrindinį puslapį. Ten mes jungiamės prie draudėjų portalo ir toliau einame į draudėjo sritį. Einant draudėjo sritį mūsų paprašo autentifikuotis per kurią nors iš elektroninės bankininkystės sistemų. Jūsų valia pasirinkti tą sistemą, su kuria jūs dirbate. Šiame mokomajame filmuke mes parodysime, kaip mes jungiamės per Swedbanko sistemą. Tai einame prie Swedbanką, spaudžiame. Atsidaro specialus langas, kuriame mūsų klausia mūsų vartotojo vardo. Mes jį ir įrašome ir taip pat slaptažodžio, kurį mes generuojame generatoriumi arba randame kortelėje. Šios veiksmus galėtų atlikti, mūsų paprašo siųsti duomenis ir mes juos išsiunčiame. Šios veiksmus galėtų atlikti tik įmonės vadovas, nes tik jis vienintelis turi teisę jungtis prie savo įmonės. Jeigu mes atstovaujame keletą įmonių, tuomet mums pasiūlo pasirinkti įmonę, kuriai mes norime atstovauti. Štai žiūrėkite, atstovaujami draudėjai ir galim pasirinkti iš keletos draudėjų. Na, mokomajame filmuke mes jungsime štai prie šito draudėjo. Ir tuomet mes patenkame jau į vieno draudėjo aplinką, kurioje mes galime atlikti tam tikrus veiksmus. Mums reikalinga atlikti portalo naudotojo administravimą, tuomet einame meniu žemyn link portalo naudotojo administravimo, spaudžiame ir atsidaręsiame lange mes galime suteikti teisę tam žmogui, kurio duomenys yra parašyti elektroninio pašto laiške. Tai rašome to žmogaus kodą. Taip pat rašome to žmogaus vardą su visomis lietuviškomis raidėmis. Ir renkamės teisę. Mums būtų labai gerai, jeigu būtų galima suteikti mums administratoriaus teisę. Taip yra todėl, kad reikalui esant mūsų žmogus gali perleisti kolegai šitą teisę arba jis gali prijungti dar vieną naują mūsų žmogų. Spaudžiame suteikti ir mums sako, kad veiksmas atliktas sėkmingai, tai reiškia, tas mūsų žmogus gavo administratoriaus teisę. Atkreipkite dėmesį, kad jūs kaip įmonės vadovas turite teisę panaikinti mums suteiktą administratoriaus teisę. Jeigu jūs paspausite štai čia atšaukti šitą teisę, ta teisė mums prapuls. Mesgi jūsų teisės kaip administratoriaus atimti negalime, nes jūs esate ne mes ją suteikė mokesčių inspekcija, pateikdama duomenį Sodrai.
Tai mes štai parodysime, kaip galima tą teisę visai sėkmingai ištrinti. Štai mes esame tame pačiame meniu punkte, toliau spaudžiame atšaukti teisę, mūsų paklausia, ar tikrai, ir mes tą teisę čia pat galime ištrinti, jeigu mums ją reikia. Aišku, šito veiksmo daryti reikėtų mus tik prijungti. Ir todėl ačiū Jums, kad žiūrėjote, tuomet aišku reikia išeiti iš Sodros portalo ir veiksmas bus visiškai atliktas. Dėkojame Jums, kad žiūrėjote.